Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Šuo Bobis praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje Amerikoje tapo nacionalinė sensacija. 1924 metais šeimininkams brazierams keliaujant į Luizianą 2 metų amžiaus škotų kolis dingo. Praėjo 6 mėnesiai ir Bobis netikėtai pasirodė prie brazierų namo durų slenksčio. Bobis pusę metų trukusios kelionės metu sukorė milžinišką atstumą. Vietinis Oregono laikraštis Silverton Appeal aprašė šią neįtikėtiną istoriją, kurią netrukus įspausdino daugybė šalies laikraščių. Brazierams žmonės parašė šimtus laiškų, kuriuose šunį vadino Bobby the Wonder Dog – stebuklingasis šuo Bobis. Kai kurie teigė, jog matė Bobby keliaujantį namo ir atpažino jį laikraščiuose. Vietinė valdžia atliko tyrimą ir patvirtino šeimininkų brazierų pasakojimus, jog šuo keliaudamas namo sukorė net 4500 km. Už savo žygdarbį Bobis buvo kelis kart apdovanotas. Surengtoje parodoje, kurioje pagrindinis eksponatas buvo tas pats Bobis, apsilankė net 40 000 žmonių. Bobio gyvenimas ir kelionė įamžinta knygose ir filmuose. 1927 metais Bobis iškeliavo į šunų planetą. Ačiū žiūrėjusiems! Visas neįtikėtinų faktų laidas rasite internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook'e.